Nu ir labą dieną. O Jėzus Marija. Daug kas sakėt, kad labai pasilgot Jūrūnės, tai va mano Jūrūnė. Kad ir užaugusi, bet vis tiek kartais ateina. Jo. O šiandieną tai taip trumpai ir aiškiai. Kažkaip labai pamėgau trumpai ir aiškiai. Vakar dalinausi vakare mano storiuose, mano dienoje, ar ne, kad visai netikėtai kažkaip mane pertraukė vėjas, ar nežinau, ar kas čia buvo, bet vienu žodžiu, pradėjo skaudėti gerklį ir jutausi ne kažką. Rodžiau, kad klijavausi pleistriukus. Aha, labai gerus. Ir ryte nusiklijavusi nuo padų, rodžiau, į ką jie buvo panašus. Tai ten kvapas tai toksai grinai smalos, nes, toksinai ir visi brūdai iš organizmo ištraukti, jie turi savo tokį nekokį kvapą. Ir visa tai užsilieka pleistriukuose. Bet šiandieną aš užsivadinau temą, kaip jūs gydyto, kaip jūs sveikatinatės, ar ne, kaip jūs apsaugot nuo virusų. Tai, pavyzdžiui, aš niekada nesakau, kad tai yra vaistai, ar ne, tai ką aš naudoju iš Tende. Bet su Tende produktais, tai aš turiu labai labai gerą galimybę save pastiprinti ir pasisveikatinti. Nes, kad ir vakar vakare, man labai labai skaudėjo gerklę ir toksai, aš tokia biškė esu gerklinė. Nesidažus nieko, bet nieko tokio, nes labai ašaroja akis, tai viskas nubėgtų. Tai va, sakiau, esu tokia truputėlį gerklinė, ar ne, ir jau kaip man pradeda skaudėti gerklę, tai dažniausiai būna, ne šiaip sau, bet būna ir pulinga angina, ir temperatūra, ir vienu žodžiu. Ir kas jau yra tą patyrę, tai žino tikrai, koks tai yra nemalonus skausmas gerklėje, ar ne. Ir galvoju, reikia parsinešti detoksinius pleistrus ir juos užsiklijuoti, nes tai buvo pati pradžia, man vakar vakare po pietų pradėjo skaudėti, pradėjo krėsti drebulys ir aš galvoju, kaip tik pagausiu tą ligą čia ir dabar. Tai užsiklijavau pleistrus, ar ne, kaip ir rašiau maidei, kad pleistrai dirba savo darbą, jie traukia toksinus ir visas tas bakterijas ir visus blogumus iš mūsų organizmo būtent per padus. Kodėl per padus? Todėl, kad paduose yra labai labai daug taškų, ar ne, per kuriuos ir išeina, pavyzdžiui, kaip prakaituoja mūsų padai, ar ne, tai va irgi ten išeina visi kenksmingi dalykai, kurie neturėtų užsibūti mūsų organizme. Tai va šitie pleistriukai taip pat ištraukia per padus visus brudus, kurie mums sukelia kažkokius tai virusus, ligas, nemalonius dalykus ir taip toliau. Tai šitas antras mano yra vienas iš geriausių vaistų, tai yra natūralus Dr. Taiga purškalas su propoliu. Jisai yra, neturi visiškai spirito, yra natūralus. Galiu įsipurkšti ir dabar ir tikrai aš jo jau purškiausi ir vakar vakare ir paskui dar atsiguliau ir man jau užmigti, nes man labai skaudėjo gerklę, tai galvoju, kad dar, kur aš čia dar turiu pasidėjus, galvoju, dar ant gerklės būtų gerai užsidėti ir žolelių, tokį kaip iš čia dabar vadintusi, žodžiu, šičia yra kaip ir įklotai moterims, bet praturtinti gydomųjų žolelių ekstraktais. Tai šitą įklotuką, tarkim, ar ne, jeigu jau labai skauda gerklę arba labai kosiji, užsiklijuoji ant šaliko ar skarelės, ar ne, ir jį užriši ant gerklės, jeigu gerklė skauda, o jeigu kosiji, tai tiesiog ant maikės užsiklijuoji ir kad jisai būtų atsigręžęs į tavo krūtinę ir visos tos medžiagos eitų į tave, ar ne? Kompresas, žolelių kompresas. Bet kažkaip varčiausi ir užmigau, neužsiklijavau. Ryte atsibundu, aišku, padai baisus buvo pleistrai, ar ne, pilni brudų, nusiklijavau, iškart įsipurškau propolio, žinai, ir, jaučiasi, aišku, kad ta sloga yra, kas dabar man labiausiai nepatinka, tai nepatinka, kad yra sloga ir akis ašaroja. Tai ta sloga, žinai, toks vanduo. Tai va, labai džiaugiuosi, kad pagavau savo ligą čia ir dabar.
su pleistrais. Šiandieną dar tikrai juos užsiklijuosiu ir žinau, kad pirmadienį aš jau būsiu visiškai sveika. Ir dabar aš jaučiuosi visai gerai, tik tiek, kad vis tiek nesinori to viruso nešti į žmones. Tai tiesiog skyriau dieną visokių dokumentų tvarkymo, nes kadangi dirbu ne tik tai su Tende, bet dirbu dar ir truputėlį kitam darbe, tai vis tokių užsilieka, kad ten dokumentus reikia sutvarkyti, popierius užsipildyti ir viską, žinai. Tai tam dieną ir skyriau telefonų pabendravimams ir taip toliau. Tai labai džiaugiuosi, nes, kaip ir minėjau, ar ne, esu gerklinė ir gerklė, jeigu jau pradeda skaudėti, tai dažniausiai būna pūlinga angina. Tai pūlingos anginos man tikrai pavyko išvengti, nes galiu ryti seilės ar ne, ir galiu valgyti, man neskauda. Truputėlį aš ją dar jaučiu ir balsas yra pakimęs, bet palyginus su vakaru, tai aš galiu pasakyti drąsiai, jog man jinai neskauda. Ir ką dar norėjau pasakyti apie propolis purškalą. Namuose mes auginame, visi žinot, mes auginame 3 nuostabius vaikus. Ir vyriausiai mano dukrai yra 18 metų. Ir kai skauda gerklę, tai joje reikia vaikui vis vaistukų kokių, žinai. Ir aš jai visada sakau, purškis propolis, yra natūralus, žolelės ir taip toliau, bičių pikis, tikrai yra geras dalykas. Ir beje, jisai naikina ir bakterijas. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs turite kažkokiu, kad ir nesergate, ne, bet tiesiog, pavyzdžiui, dieną 2 kartus ten įsipurkšti ir gaivų kvapą suteikia ir naikina bakterijas. Tai yra tikrai labai geras dalykas. Tai ir jinai man vakar irgi sako, aš dar vakar atsakau, Jokilytė, sakau, kur, sakau, tas mūsų, žinai, purškalas nuo gerklės. Sako, sako, iš Tendė tavo? Sakau, jo, aš to norėčiau. Tai jinai vaiks atnešė, paskui sako, mama, sako, bet koks jisai geras, žinai. Sako, seniau, sako, jisai man toks neskanus būdavo, nelabai aš norėdavau ten jį purkšti, sako, dabar irgi prieš tai kelios dienos. Jinai sirgo, sako, aš jį variau, sako, ir man gerklės nebeskaudėjo. Tai mano pagrindiniai tokie yra nuo virusų. Negaliu sakyti, kad vaistai, bet tiesiog man jie pagelbėja greičiau susidoroti su liga ir nenaudojant cheminių visokių preparatų. Aišku, būna kartais, kad ten jau įkrenti ir klimsti ir be jų niekaip neišsivaduoji, bet visų pirma, tai aš pradedu nuo pleistro ant padų, yra su levandom, šitie pleistrai yra su levandom ir yra be levandų. Tai kadangi jau prasidėjo rudens sezonas, kažkaip labai greitai jie iš manęs dingsta, vėl reiks užsisakyti. Ir aišku, purškalas nuo gerklės ir žolelių kompresas. Žolelių kompresas, jis tikrai ne tik tai nuo moteriškų ligų, bet jis yra ir nuo gerklės, ir nuo kosėjimų, nes aš esu išbandžius, mano vaikai yra visą tai išbandę, mano vyras tai yra išbandęs, mano tėvai tai yra išbandę, tai žodžiu tikrai ir ne tik aš, ir mano klientai, kurie yra pabandę ir perka ir nebijo pabandyti tai, ką aš parekomenduoju, tai lieka labai patenkinti. Tai tiek trumpai ir aiškiai norėjau prisiduoti, kad tikrai iš po vieno pleistro užsiklijavimo nėra taip, kad man visos ligos pradingsta, bet aš vakare jaučiausi labai nesmagiai. Man, sakau, ir gerklė labai skaudėjo, ir galva skaudėjo, ir drebulys krėtė. Ir Tomas sako, tu sako, temperatūros gal turi, sako, tokia visa karšta. Sako, tingiu matuoti, tingiu lipti, nes tai drebulys krėtė. Šiandieną nieko, tik, kad tas balsas pakimės ir sloga. Ir viskas, tai dar šiandieną užsiklijuosiu, šeštadienį dar užsiklijuosiu ir viskas, ir aš būsiu visiškai sveika. Tai saugokite save, kaip tam rašiau, ar ne, pasportuokit, gerai maitinkitės, būkite geros nuotaikos, o jeigu vis tiek tas virusas užklups pas jūs į jūsų namus, tai tiesiog rinkitės natūralius produktus. Nepabijokite savo sveikatą rūpintis natūraliais ir gerais patikrintais produktais. Tai gražios jums dienos, o aš liekiu toliau rašyti ir skambinti. Ate.